200 metų, jau 4. karta. Šie namai neleidžia išnykti retai, o šiais laikais net egzotiškai profesijai – aliejininkas. Kažkada čia Vilkaviškyje prieš aliejinės savininką keldavo kepurę. Toks svarbus tai buvo žmogus. Zeto Karužo senelis, o paskui ir tėvas buvo visiems reikalingas lygiai kaip miestelio notaras ar vaistininkas. Aliejų spausdavo iš sėmenų, iš aguonų spaudė, iš kanapių, iš repsų ir iš garstyčių. Ne tokia aliejinčia, turėjo kitokią, varštu veržiama buvo. O šičia jau yra hidraulinių. O tėtė turėjo varštų sukdavų. Ir išveršdavų. 4 vyrai mažiausiai reikėdavo. 4 vyrų, kad spaudimą išveržti. Iš maišo sėklų apie 10 litrų aliejus. Šituos paprastučius vokiškus įrenginius į savo aliejinę Vilkaviškyje senelis parsigabeno dar prieš karą. Tie patys presai aliejus spaudžia iki šiol. Kiekvienas, kas jau neturėjo aliejinčius, nuvažiuodavo pas ką tai jau turi, išsispausdavo aliejaus, nuvažiavęs pažydą į miestą nusipirkdavo pusbačkiai tokį, jeigu atsimena, tokį ploni būdavo. Sėlikių, parsiveža tų sėlikių ir valgo. Tai čia advento valgis? Advento ir gavėnius. O aliejus gali būti vaistas? O Jėzus, visko vaistas. Ar žaizdo skrandžių, ar suprantat, taip, kas negerai, ar viduriai užkietėjų, ar ką aliejaus, paima ir viskas susitvarko šitie reikalai. Gero aliejaus privalumus žino ne tik Suvalkijos aliejinėje. Patyrę obelių aliejaus gamintojai, aliejaus gali pasiūlyti ir aukštos kokybės, ir įvairių rūšių. Gamintojai turi nepalyginti modernesnių įrenginių ir aliejaus gali prispausti kokią širdis geidžia. Rafinuoto ir nerafinuoto, kepimo ir salotoms, skirtingo skonio ir aromato, o sunkmečių dar svarbu – visiems įperkamo. Specialistai sako, kad per dieną turėtume suvalgyti mažiausiai 3 šaukštus aliejaus. Nei sviestas, nei taukai jo atstoti negali. Lietuvos gyventojų mityboje aliejai visais laikais sudarė labai svarbią mitybos dalį ir buvo tikrai labai plačiai vartojami. Vėliau galbūt tiesiog taip susiklošiusi buvo situacija, kad pradėjo viršų imti gyvūninės kilmės riebalai, galbūt dėl to, kad jie buvo lengviau prieinami, lengviau gaunami, tiek sviestas, tiek grietinė, tiek kiauliniai riebalai. Gal šiek tiek sudėtingiau buvo gauti aliejaus savo laiku ir taip jo sumažėjo Lietuvos gyventojų mityboje. Retas, kuris turbūt nežino, kad omega-3 riebalų rūgštys yra labai naudingos mums. Greta jų aliejuose yra omega-6 riebalų rūgščių. Dar kita grupė yra tiesiog tos ir omega-3, omega-6 yra nesočios riebalų rūgštys, dar šiek tiek yra sočiųjų riebalų rūgščių. Na, šitų visų įvairių sudėtinių dalių santykis ir apsprendžia aliejaus maistinę vertę. Gyvūninės kilmės riebalai pagrindinis blogumas, ką mes su juo gaunam, cholesterolis, ko nėra visiškai augalinės kilmės riebaluose. Aliejai cholesterolio neturi. Dabar, kai šitaip įsisuko gripas, aliejus gali ne tik maitinti, bet ir apsaugoti nuo ligų. Obelių aliejus yra pirmo spaudimo, turtingas vitaminų, gaminamas iš ypač kruopščiai atrinktų augalų sėklų. Nenaudojama jokių genetiškai modifikuotų žaliavų. Apdairio šeimininkė sako, kad švenčių išvakarėse verta nusipirkti net kelis obelių aliejaus butelius. Saulėgrąžų aliejus labiausiai tiks salotoms, kūčių stalo silkutėms ar grybams. Obelių nerafinuotas saulėgrąžų aliejus patiekalams suteiks sodresnio skonio. Šis aliejus šaltai įspaustas kelis mėnesius dar bręsta. Jis gali būti šiek tiek drumstas, bet nuosėdos šiuo atveju netrūkumas, o aukštos kokybės įrodymas. Labai skanus su raugintais kopūstais. Obelių sviesto skonio aliejus išeitis tiems, kurie negali be sviesto. Tai visiškai natūralus augalinis gaminys, puikiai tinka gardinti pavyzdžiui košes ar makaronus, lyg įpilę aliejaus, o skonis kaip sviesto. O štai lietuviškomis alyvuogėmis vadinamų rapsų aliejus idealiai tiks tiems, kurie mėgsta užkirsti sočių tradicinės virtuvės patiekalų. Rapsų aliejuje keptais bulviniais blynais atrodo galima mėgautis ne tik sekmadieniais. Yra aliejai, kuriuos galima kaitinti iki 250 laipsnių. Ir yra tokių, kurių negalima kaitinti daugiau kaip 180 laipsnių.
Tai jeigu žiūrėti į šitą poziciją, tą maisto gaminimui, tai būtų labai gražu, nors kai kurie gamintojai tą ir rašo ant pakuočių, kad aliejus tinka grūzdinimui. Tiesiog tą galima pasižiūrėjus pakuotėje pasirinkti tokį. Jeigu kalbėti apie vieną rūšį aliejų, tai grūzdinimui puikiai tinka rapsų aliejus pagal savo sudėtį ir kaitinimo lydimosi temperatūrą. Tik tai vėlgi turėtų būti šventa taisyklė. Vienas iki pakaitintas aliejus nebegali būti naudojamas pakartotinai. Aliejus mums naudingiausias, sveikiausias yra žaliame pavidale, o mes daugiausiai jį naudojam maisto gaminimui. Norėtųsi, kad jis būtų daugiau vartojamas žaliame pavidale, įdedant į paruoštą patiekalą, įdedant į salotas, jas skaninant. Tiesiog būtent tai yra ta forma, kuri turėtų atsirasti. Artimiausiose mūsų laidose išradingų šeimininkių patarimai, kokių lietuviškų tradicinių gardumynų su obelių aliejumi galima pasigaminti šventėms. Ragauti pradedame jau kitą sekmadienį.